Labą dieną, kas esate čia, labą dieną, kas prisijungėte, iš tikrųjų malonu matyti. Netikėtai prasitęsite vasarą ir noriu pradėti skaitydama iš pirmo laiško Korintiečiams, 15 skyrius, 57 eilutė. Kaip visada, kas turit Biblijas ar čia, ar namuose, kviečiu atsiversti. Ir tai bus pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius, 57 eilutė. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, apaštalas Paulius jisai išreiškė savo širdies dėkingumą už unikalią pergalę. Tai yra pergalė tiems, kurie tvirtai tiki ir pasitiki Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju. Ir jisai iš tikrųjų išreiškė netgi pasitikėjimą, įsitikinimą, kad tie, kurie juo tiki, patirs pergalę ir prieš mirtį. Ir šiandieną mes kaip tik švenčiam viešpaties vakarienę, ir tai yra tas prisiminimas, kad iš tikrųjų mes galim pasitikėti Dievu ir galim iš širdies dėkoti jam už tą pergalę. Pirmiausia, pergalę prieš nuodėmę, nes per Jėzų Kristų tai yra įmanoma. Ir kad vieną dieną mūsų gyvenimuose mirtis bus įveikta. Ir todėl norisi pakviesti, kad mes kartu kaip Paulius iš tikrųjų su dėkinga ir nuoširdžia padėka viešpačiui ateitume į bendrystę su juo ir kartu giedotume ir šlovintume jį. Taigi, kas esate čia, kas esate namuose, taip pat kviečiu prisijungti, pasimelsti ir kartu pašlovinti Dievą. Dėkuoju tau, viešpate, kad šiandieną mes galim susirinkti tavo vardu ir kartu švęsti tavo sūnaus pergalę. Pergalę prieš nuodėmę, pergalę prieš mirtį, viešpate. Ir kad per tavo sūnų mes turime amžiną gyvenimą, turime nuodėmių atleidimą, viešpate. Ir svarbiausia, Dieve, tai yra bendrystė su tavimi, viešpate. Ir šiandieną mes susirinkome kartu, kad pašlovintume tave, kad išaukštintume tave, viešpate. Kad iš tikrųjų mūsų širdis nusilenktų prieš tave, viešpate. Dėl priimk šitą šlovinimo auką, priimk mūsų bendrystės auką, viešpate. Ir te būna išaukštintas tavo vardas. Į mūsų giriaus tiesą
Prie mūsų lūpų gėrio viešpaties.
Šiandien gera diena. Ačiū Dievui. Daug įdomių dalykų vyksta gyvenime. Įdomu. Mūsų draugų, kurie kažkur tai dabar ne bažnyčioje, irgi įdomu, kur jie yra, kuo jie užsiima. Baigėsi vasara, skuba atsigriebti paskutinę saulę. Kai kuriems Covidas meškos paslaugą padarė. Mes perėjom prie transliacijos ir su kai kuriais, kai aš šnekuosi, jie sako, mes stebim. Mes dalyvaujam pamaldose. Jo, bet kuriuo atveju gyvenimas vyksta, žmonės gimsta ir žmonės miršta. Jo. Žmonės gimsta į šį pasaulį ir išgirsta Kristaus Evangeliją. Vieni priima, kiti atstumia, kiti laukia geresnės dienos, progos, bet yra pavojus pavėluoti, todėl mes esame pašaukti skelbti Evangeliją žmonėms. Esame pašaukti liudyti Kristų visada ir visur. Ir tai yra labai svarbu. Dabar aš kaip šį rytą pabudau, žiūriu pro langą, mes pirmam aukšte gyvenam, parkavimo aikštelė prieš mus, žmonės atvažiuoja, išvažiuoja, kaimynai mūsų, naujų kaimynų atsiranda. Taip supranti, kad tai va, Dievas sako, štai tavo misijos laukas. Sako, kodėl jie ne bažnyčioj? Ai, tai reiškia kažkur tai kažkas tai nesutvarkyta iki galo. Daugelis jų negirdėjo. Apie bažnyčią daugelis jų nepažįsta manęs kaip tikinčio žmogaus. Tiesiog kaimynas ir viskas. Todėl šiandien norėtųsi, kad kai mes skaitome Dievo žodį, kai mes meldžiamės, kai mes šlovinam Viešpatį, garbinam jį, kad tie žodžiai taptų gyvi. Labai gražios giesmės, gražus, prasmingi žodžiai. Ačiū Dievui už Deimantę, kuri prisijungė prie mūsų. Šiandien skambėjo šlovinimas, praturtinai mus. Ačiū Dievui. Taip įdomus dalykas, kai kas pasitraukė, kai kas prisijungė. Taip. Mes su Emilija dažnai taip patiriam tokį įdomų patyrimą. Atrodo, prarandi ir čia pat atsiranda. Ir atrandi. Ir Viešpats neleidžia būti nuliūdusiais. Ir Viešpats neleidžia nuleisti rankas. Ir noriu padrąsinti save ir jūs visus, nepasiduoti liūdesiui, nepasiduoti nusivylimui, bet tikrai džiaugtis Viešpatyje. Ir mes jame atrandame turtus, atrandame palaiminimus, kurių negalim šitam pasaulyje atrasti, bet Dievas laimina mus. Ir mes džiaugiamės šiandieną, švenčiame kartu su
Deimantė jos krikšto šventė, kuri vyko praeitą sekmadienį. Ir sveikinam tave, sesė mūsų. Tikrai gal bus dar proga, padarysim pabaigoj oficialiai. Dabar tiesiog pasidžiaugti noriu kartu. Viešpaties vakarienė, kai mes minime, švenčiame, jūs prisimenat, kaip Kristus kalbėjo apie tai. Jis sako mokiniams, tai yra mano kūnas ir tai yra mano kraujas. Ir jis davė jiems duoną, laužė, palaimino, išdalino, tai yra mano kūnas. Ir kiekvieną kartą, kai tai darysite, prisiminkite mane, man atminti. Ir tai mano kraujas, dalindamas vyną, tai yra mano kraujas, kuris už jūs išliejamas. Dar anksčiau Jono Evangelijoje jis dar taip radikaliau pasakė, jeigu nevalgysit mano kūno ir negersite mano kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Ir tie žmonės, kurie klausėsi jo, to pasisakymų, pasibaisėjo, apie ką jisai šneka. Jisai šneka kažkokią tai nesąmonę, kad jo kūną valgyti ir jo kraują gerti. Bet Jėzus turėjo omeny labai tokią radikalią tiesą. Ir krikščionybė bendrai yra tas toks kaip labai nevienareikšmis požiūris į Kristų. Jūs žinote, kad jis atėjo žmogaus kūne ir tuo pačiu Dievo sūnus. Ir tas jo kūniška, žmogiška prigimtis. Ir taip aš tokį klausimą uždaviau savo. O kodėl jam reikėjo ateiti žmogaus kūne? Nejaugi Dievas negalėjo surasti kitą būdą. Jisgi Dievas visagalis. Kodėl toks sprendimas keistas, originalus ir keistas. Ir Hebrajams laiške 2 skyriui 14 eilutė, Hebrajams 2:14 skaitome tokius žodžius. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisijėmė. Įdant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnė. Štai kame šaknis. Jam reikėjo ateiti kūne, žmogaus kūne ir numirti, kaip ir visi kiti žmonės, kad sunaikintų savo mirtimi velnę. Ir išvaduotų tos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergyją. Mes esame mirties baimės vergyjoje. Mes esame mirties baimės vergyjoje. Kodėl? Kadangi mes nežinom, kas bus po mirties. Ir bendrai savo vidumi, širdimi nujaučiam, kas mūsų laukia. Mes esame nusidėjėliai ir mūsų laukia teismas. Ir po mirties tikrai nieko gero laukti kaip sakysim, neverta, nėra pagrindo, nes esame nuodėmės vergai. Ir velnias laiko toj baimėje žmonės sukaustytus. Ir Jėzui teko ateiti žmogaus kūne, kad mirti už mus. Tam, kad išlaisvinti mus iš tos nuodėmės vergyjos. Ir toliau skaitome, juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys. Dievui rūpėjo ne angelai, bet žmonės, kuriuos jis sukūrė.
Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Dar viena misija arba dar viena funkcija, kurią Kristus prisėmė ant savęs ir jis negalėjo jos atlikti, nebūdamas žmogaus kūne. Jis prisėmė vyriausiojo kunigo pareigas, misiją ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Jis prisėmė šitą misiją. Iki Kristaus žmonės tai atlikdavo. Tai būdavo Izraelio tautoje Arono giminė, kuri turėjo šitą tarnystę, bet jie buvo žmonės. Dabar Jėzus prisėmė šitą misiją. Ir toliau skaitom, pats iškentęs gundymus jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Jis patyrė, jam reikėjo patirti žmogaus kūne tos gundymus, kaip ir mes visi. Tada arba todėl jis galėjo suprasti, priimti ir gali padėti mums. Kaip ir mes, pavyzdžiui, žmonės, kurie, sakysim, vaikas gimė turtingoje šeimoje, pasiturinčioje šeimoje, jam nieko netrūksta ir jam užjausti tos, kurie vargšai, kurie nieko neturi, yra labai sudėtinga. Tie, kurie nesirgo, negali užjausti sergančius. Tokia realybė. Bendrai iš prigimties esame egoistai. Todėl mylime save labiau negu ką kitą ir kol patys nepraeiname tos išbandymus, sunkumo kelius, negalim užjausti tų, kurie kenčia. Ir jūs visi skaitėte, tikriausiai girdėjote apie Jėzų, kuris prieš pradedant savo tarnystę, misiją buvo gundomas dykumoje ir tai šventoji dvasia jį nuvedė į dykumą, tai buvo Dievo valia, Dievo planas tame ir ten piktasis velnias jį gundė. Ir jis atlaikė gundimąsi, tik tai po to, kai jisai praėjo gundimus, jis įžengė į savo tarnystę. Taigi, grįžtu vėl prie to klausimo, nejaugi Dievas neturėjo galimybės kitokiu būdu išgelbėti žmonės. Toks vienas iš atsakymų, tiesiog šiandien prieš pamaldas taip pat. Aš apie tai mąsčiau ir mes skirtingai nuo kitos kūrinijos esame sukurti pagal Dievo panašumą, pagal jo prigimtį. Ir su mumis Dievas turi reikalų. Ką? Su mumis Dievas turi reikalų. Ir mums davė laisvą valią, pasirinkimą daryti. Jis su žmogum elgėsi taip įdomiai, panašiai kaip mes turim tokią patirtį, šiek tiek tikriausiai kiekvienas turim patirtį. Pavyzdžiui, kaip su kitu žmogu bendrauti ir tu matydamas jo poreikį, supranti, kad jam reikia suteikti pagalbą. Bet tu nežinai, iš kokio kampo prieiti. Ir bandai vienaip ir kitaip, ir vietoj to, kad jis tau padėkotų, jisai įsižeidžia
supyksta, jis tavęs nesupranta, ko tu iš jo nori. Ir daug tokių įdomių dalykų vyksta gyvenime, kad mes esam tiesiog nežinom, kaip pasielgti su kitu žmogum, kad jam galėtume padėti, suteikti pagalbą. Aš manau, kad Dievas irgi turi problemų su savo kūrinyje ir ypač su žmogumi. Todėl jam teko atsiųsti savo sūnų žmogaus kūne, kad jis prabiltų žmonių kalba, kad jis atneštų žmonėms žinią iš dangaus, kad Dievas iš tikrųjų myli, kad Dievas iš tikrųjų myli tave. Negalima. Iškite pasuk kalnėlę. Buvo, taip. Kad jis tikrai myli. Ir jis tikrai myli savo žmonės. Ir tas malonės laikas atėjo mums. Malonės laikas atėjo mums į tą pirmoji sandorą, kurioje gyveno Izraelio tauta, neteko galios. Faktiškai jos laikas baigėsi. Ir jinai buvo laikina ir silpna. Ten buvo apeigos, įsakymas, ten buvo ta šventykla pastatyta, kurioje Dievas bendravo su savo tauta. Ten buvo vieta, kur vyriausias kunigas ateidavo kartą į metus ir aukodavo aukas už savo ir tautos nuodėmes. Ten buvo dar kiti dalykai, kurie kalbėjo apie Dievo santykių su žmonėmis. Bet tai visa tai buvo laikina. Tai tik tai kalbėjo apie būsimą tvarką, būsimą sąrangą, apie Mesijų atėjimą. Tai kalbėjo, kad Dievas ateina pas savo žmonės. Ir vienas iš Kristaus vardų Emanuelis, Dievas su mumis. Ir tos apeigos kalbėjo apie būsimos tikrovės provaizdį. Ir Kristus kai skaitom Hebrajams laiške 9 skyriuje 11 eilutę, Hebrajams 9:11, Kristus atėjęs kaip būsimųjų gerybių kunigas, pro aukštesnį ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinės, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikęs kūną švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasią paaukojo save, kaip nesutepta auka Dievui nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, idant tarnautume gyvajam Dievui. Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurią jis atpirko pirmojo sandoroje padarytus nusižengimus, pašaukti įgautų žadėtą amžinąjį paveldą. Taigi, Kristaus tarnystė, Kristaus misija
Jis yra būsimųjų gerybių kunigas. Ir atėjo per padangtę, per savo kūną. Ne per šventyklą, bet per savo kūną. Ir ne jaučių ožių krauju, bet savojų krauju. Vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę. Jau tau nereikia kiekvieną kartą tai daryti. Tau nereikia vykti į Izraelį, į šventą žemę. Tau nereikia vykti į Romą, dar kažkur tai šventas vietas. Šalia mūsų kaiminystėje yra Šventos Faustinos namelis ir lenkai kiekvieną dieną pilni autobusai atvaro aplankyti šventą vietą, nes ten pasirodė Jėzus. Nesinori žeminti žmonių, bet tas žmonių prisirišimas prie vietos, prie daikto, prie žmonių, prie apeigų ir tradicijų kalba apie tai, kad žmogus neturi gilaus dvasinio ryšio su Dievu. Ir mes skelbėme ir mes ieškome viešpaties Dievo savo gyvenime. Ir mes žinome, kad jis gyvena kiekviename tikinčiame žmoguje. Ir tegul viešpats padeda mums tą tiesą priimti. Jėzus savo krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir Dievas priėmė Kristaus auką. Kito žmogaus auka nebūtų priimta, bet Kristus, jo sūnus, tobulas be nuodėmės. Jis buvo priimtas savo dangiškojo tėvo. Todėl jo kraujas turi galę nuvalyti mūsų sąžinę nuo mirties darbų, jeigu mes atveriam savo širdį jam, jeigu mes pasitikime jo, jeigu mes išpažįstam jam savo nuodėmes, atveriam savo širdį jam, viešpats ištikimas ir teisingas. Priimame tikėjimu tą tiesą ir jis apvalo mūsų širdis. Dar apie Kristų ir jo aukos ypatumus prieš jam įžengiant į savo tarnystę, Jonas Krikštytojas jį krikštyje ir prieš krikštą Jono 1:29 jis sako tokius žodžius. Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ar rusiškas vertimas sako: Dievo avinėlis, kuris jį ima ant savęs pasaulio nuodėmę. Angliškas New International pašalina pasaulio nuodėmę. Štai Dievo avinėlis, kurio misija, jo auka, ne žmogaus, bet Dievo avinėlis. Tai štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Tai yra labai svarbu mums prisiminti visada. Vieną kartą visiems laikams, kaip mes skaitėme prieš tai. Ir kai mes atgailaujame, atveriam savo širdį jam,
priimame tikėjimu, jis naikina tavo nuodėmes. Velnias, prisimename, skaitėme prieš tai, jis laiko žmonės mirties baimėje, bausmės baimėje, surištus, surakintus žmonės laiko, bet viešpats Jėzus Kristus išlaisvina. Tai yra labai svarbu priimti tikėjimu šitą nuostabią žinią ir joje gyventi. Jis išlaisvina, apvalo, pašalina, panaikina nuodėmę. Todėl, kai mes laušim duoną ir gersim, tikrai švęsim šitą Kristaus pergalę, švęsime jo tą veiksmą, kuris atliko, ir jo pralietas kraujas ant Golgotos kryžiaus. Tai buvo būtina sąlyga, kad jis taptų veiksmingas tavo ir mano gyvenime. Jeigu jis nemirtų, jeigu jis neateitų, neįvyktų šito stebuklo, neįvyktų, Dievas per Jėzų Kristų, per jo auką, per jo kraują mums padovanojo nuodėmių atleidimą, laisvę, pergalę prieš nuodėmę. Ir tu ir aš šiandien galime švęsti, galime dėkoti Dievui už tai ir nebijoti mirties. Nebijoti mirties. Hebrajams laiškas 12 skyrius 1 eilutė. Todėl ir mes šitokie debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintąją Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia. Kur dabar Jėzus yra? Dievo tėvo dešinėje. Ką jis daro? Užtaria mus, jau. Kaip gera, kad tu nesi vienas. Ir kada ateina tokios mintys, kad tu esi vienas ir Dievas tave pamiršo, ir tu esi menkas žmogelis, prisimink, Jėzus Kristus, Dievo tėvo dešinėje, užtaria tave. Todėl, kada tu meldiesi ir sakai Jėzaus Kristaus vardu, prašau, tu šaukiesi Jėzaus tavo užtarėjo. Dėl jo meilės tau neabejok, nes jo meilė įrodyta ant Golgotos kryžiaus. Jis mirė už tave. Dėl Dievo tėvo meilės neabejok. Parašyta, jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Dėl jų tėvo ir sūnaus meilės nebejok, nes jie atsiuntė šventąją dvasią. Šiandien šventoji dvasia su tavim ir tavyje. Tegul Viešpats padeda mums gyventi tikėjimu, neregėjimu, ne jausmais, bet tikėjimu, ką kalba jo žodis. Ir tegul Dievui būna visa šlovė. Jis yra šiandien, dabar veikiantis
Jėzus Kristus užtarė, šventoji dvasia šitam pasaulyje, tavyje ir manyje. Dievas Tėvas rūpinasi tavimi ir manimi. Į tą misiją, kurią Kristus dabar atlieka, jis yra naujosios sandoros tarpininkas. Buvo senoji sandora iki Kristaus, dabar yra naujoji sandora, kaip aš jau minėjau. Pirmoji sandoroje žmogus buvo tarpininkas, kunigai buvo tarpininkai, šiandien Kristus, Dievo sūnus, yra tavo tarpininkas. Įdomus, jeigu jūs paskaitytumėt Jobo knygą, 17 skyrius, 3 eilutė, savo kančiose, kai jis ėjo per kančias, šaukėsi teisingumo, nes jis nesuprato, dėl ko jis kenčia. Ir galiausiai, žiūrėkit, ką jis sako, kreipėsi į Dievą, laiduok savo pats už mane, nes kas kitas paduos man ranką. Jūs prisimenat jo gyvenimą, jo tą išbandymo laikotarpį, kai net jo artimieji draugai, kurie ten atvyko jį aplankyti, užjausti, savaitę tylėjo, neturėjo žodžių ką pasakyti. Galiausiai pradėjo kaltinti. Žmona, matydama jo kančias, sako, galiausiai, kiek tu gali būti ištikimas Dievui, prakeik Dievą ir numirk. Jis sako, tu viena iš neprotingų. Ar mes turime iš Dievo tik tai gerus dalykus priimti? Ir 19 skyrius, 25 eilutė, Jobo knyga. Juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas, galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje, net kai liga jau bus suėdusi mano odą, savo kūnu, matysiu Dievą, matysiu jį savo, o ne kieno kito akimis. To trokšta širdis mano krūtinėje. Čia toks biškutį iš šoną. Pastaba tokia, kad kai tu gyveni ir patenki į tokius išbandymus, sunkumus, kaip tu reaguoji į tos dalykus. Viešpats leidžia tai patirti, kad tu pradėtum jo ieškoti. Ir draugai nusigręžia, nesupranta, kas vyksta tavo gyvenime, artimieji nesupranta. Kristus visą tai praėjo, kada mes skaitome apie jo gyvenimą, jo kančias, jisai visą tai praėjo. Net galiausiai ant kryžiaus jis sako, tėve mano, tėve, kodėl tu mane palikai. Visą tai patirti reikėjo, kad galėtum suprasti, koks brangus Viešpats tau yra ir kad galėtum tos santykius su Dievu pastatyti tinkamai ir nepykti ant Dievo, nekeikti, nekaltinti ir neieškoti kaltų, bet tiesiog priimti iš Dievo
tos sunkumus, tos išbandymus. Ir kai mes laušim duoną, irgi gersim iš taurės, prisiminsime Jėzaus Kristaus kančią, jo auką. Joje yra kažkas tai tokio paslaptingo ir jam reikėjo priimti žmogaus kūną, gyventi kaip ir mes, būti išbandytam kaip ir mes, praeiti tos sunkumus, kad galėtumėm valgyti jo kūną, kad jisai taptų valgomas, kad Kristus taptų valgomas ir jo kraujas būtų geriamas ir jis įgytų tą stebuklingą poveikį. Sako, jeigu nevalgysit ir negersite, neturėsit manyje gyvybės. Tegul Viešpats padeda mums gyventi Jėzumi Kristumi, gyventi jo auką. Ir dar viena mintis, Jėzus Kristus yra mūsų amžino paveldo testatorius. Jūs žinote, kad Izraeliui pažado žemė laikinas dalykas. Nors Izraelis už tą pažado žemę kovoja. Aš neseniai klausiausi premjero kalbos, gana ilga kalba Netanjahu. Ten jisai išdėstė visą Izraelio istoriją ir kad visi priešai žuvo, jų nėra, Izraelis yra. Ir ten visi, kurie kovoja su mumis, jų dabar jau nėra, mes esam, taip toliau, taip toliau. Bet mes žinome, kad Izraelis žemė laikina, bendrai šita žemė laikina. Jo? Mes žinome, kad šita žemė sudegs. Ir mes turėsim naują paveldą, naują žemę, dangų ir žemę. Taigi, Jėzuje Kristuje kiekvienam tikinčiajam yra amžinasis gyvenimas, paveldas. Jėzus Kristus mūsų testatorius, jo, jis parašė testamentą. Bet jūs žinote, kad pagal įstatymą, kol testatorius gyvas yra, testamentas gali būti perrašytas, pakeistas. Bet po testatoriaus mirties jau viskas. Testamentas įsigalioja. Kristui reikėjo mirti, kad jo ta naujoji sandora arba naujas testamentas įsigaliotų. Ir mes visi esame įrašyti į tą testamentą. Esame paveldėtojai. Jeigu tu gimei iš Dievo, priėmei Kristų, savo gelbėtoją ir viešpatį, tu tampi Dievo vaiku ir paveldėtoju. Jis yra Jėzus mūsų išganymų vadovas. Mūsų tobulas pavyzdys ir mokytojas. Daugybė pavyzdžių šventam rašte randame, tikėjimo vyrų ir moterų. Bet Jėzus yra tobulas mūsų išganymų vadovas. Hebrajams 12:1. Todėl ir mes šitokio debesies liudytojų apsupti nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto
dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. O jums dar ir neteko priešintis iki kraujo, grūmintis su nuodėme. Taigi, bėgame ir žvelgiame į mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tikėjimo vadovas ir ištobulintojas. Jis praėjo pirmas. Jis pirmas praėjo, todėl jam teko ateiti žmogaus kūne. Jis pasakė, kad įmanoma. Tu gali praeiti. Tu praeisi. Jis neduoda daugiau, negu tu galėtum panešti jo. Ir 13 skyriuje, 20 eilutė. Ramybės Dievas amžinosios sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių ganytoją, mūsų viešpatį Jėzų, te padaro jūs tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią, ten nuveikė mumise, kas jo akims patinka. Per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžius. Amen. Taigi Jėzuje Dievas savo sumanimą tobulai įvykdė išgelbėti žmonės iš jų nuodėmių. Ir tos visos jo tarnystės ir misijos, apie kurias dabar mes čia skaitėm, laiške Hebrajams, mes padėkosime mūsų viešpačiui, pagarbinsim jį. Jis prisiėmė, būdamas Dievo sūnus, prisiėmė žmogaus kūną tam, kad galėtų atlikti šią tarnystę, šią misiją. Už tai jam padėkosime. Padėkosim už jo atėjimą, už jo auką, už jo kūną atiduotą, už mūsų nuodėmes ir už jo kraują pralietą. Naujos sandoros sutaikinimo su Dievu kraują. Kraują, kuris nuplauna nuodėmes. Ir apaštalas Paulius kalba apie viešpaties vakarienės tvarką. Pirmas laiškas Korintiečiams 11 skyrius 23 eilutė. Aš gavau iš viešpaties ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, padėkojęs laužė ir tarė, tai yra mano kūnas už jūs, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitos taurės, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš viešpaties taurės, tas nusikals viešpaties kūnui ir kraujui. Tai ištiria žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės.
Kas valgo ir geria tų kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemažai užmigusių. Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisiami. O kai Viešpats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Tu ir aš stovime vėl ties tokiu sprendimu. Dievas palieka mums tą pasirinkimo laisvę. Jis ragina mus tikrinti save pačius. Aš kiekvieną kartą, kai tenka dalyvauti, suprantu, kad nevertas esu Viešpatie. Čia Paulius sako, jeigu tu nevertai valgysi ir gersi, pats savo teismą užsitrauki. Ką daryti? O jeigu nevalgysi ir negersi, palaiminimą iš savęs atimsi. Ką daryti tokiu atveju? Dvidešimt šešta eilutė sako, kiekvieną kartą, kai valgote ir geriate, skelbėte Viešpaties mirtį. Ar tu tiki Jėzaus Kristaus mirtimi už tavo nuodėmes? Ar tiki, kad jis paėmė ant savęs tavo nuodėmes? Aš suprantu, kad dalyvavimas Viešpaties vakarienėje tai yra tavo ir mano liudijimas, kad tai veikia tavo gyvenime. Kas reikalinga padaryti, susitaikyti, atleisti, atsiprašyti, kas dar reikia padaryti, kad tavo ir mano širdis būtų laisva. Jeigu mes čia, šitam rate, turime kažkokių tai pretenzijų vienas kitam, mes čia pat atsiprašom, susitaikom, atleidžiam vienas kitam, kaip Viešpats Jėzus atleido mums ir paprašom jo atleidimų. Ir jo kraujas nuplauna mūsų nuodėmes. Taip mes skaitėme šventam rašte. Mes tikime to, mes tai išpažįstame ir praktiškai mes neturime teisės gyventi nuodėmėje. Gyvendami nuodėmėje mes esame labai pavojingame stovyje. Čia panašiai kaip žmogus, kuris serga mirtina liga ir nesirūpina. Ir bet kuriuo metu jis gali mirti. Todėl mes, suprasdami visą svarbą ir atsakomybę ir pavojų, mes tai darome su atsakinga širdimi. Ir todėl dabar, kai mes melsimės, drąsinu jūs atverti savo širdis jam. Paprašykime šventosios dvasios, kad jinai parodytų, apšviestų. Gal mes ko nors nežinome, nematome, kad mes pamatytumėm. Tegul primena mums, sako šventoji dvasia pakaltina. Jo. Mes galbūt manome, kad viskas gerai mūsų gyvenime. Prašysime Dievo, kad jis patvirtintų tai,
paliudytų arba pakaltintų. Mes turime mylinti Dievą, kuris rūpinasi, kad visi žmonės būtų išgelbėti, ne vienas nepražūtų. Tuo labiau jo vaikai. Todėl dėkosime jam, šlovinsim jo vardą. Ir jeigu negalite kam nors atleisti, tiesiog dabar paprašykime Dievo malonės, pažiūrėkime į Jėzų Kristų, kuris mums atleido. Jis tau ir man atleido. Kodėl aš negaliu atleisti? Jis atleido mano mirtinas nuodėmes. Aš buvau pražuvęs. Kodėl aš negaliu atleisti? Menkas mano artimųjų klaidas, nusižengimus. Taigi, kviečiu jūs maldai. Viešpatie Jėzau, dėkojam tau, kad tu atėjai į šį pasaulį, prisiėmei žmogaus kūną ir viešpatie patyrė visą, kaip ir mes. Ir buvai bandomas, gundomas. Ir tu palikai dangiškąją šlovę, Dievo Sūnaus šlovę ir tapai kaip mes visi. Dėkojam viešpatie, kad atėjęs šį pasaulį apreiški žmonėms Dievo meilę, Dievo gerumą ir pakvietė mus į naujus santykius. Ir tu viešpatie paskelbėjai naują laiką, naują sandorą viešpatie. Ir kvieti kiekvieną žmogų įžengti į ją. Ir tu pirmas jau padarei tą žingsnį prieš 2000 metų ant Golgotos kryžiaus, mirdamas už mūsų nuodėmes. Tu viešpatie sudarei tą sandorą su mumis. Šiandien džiaugiamės, dėkojam tau, kad ir 2000 metų iki šiol ta malonė tęsiasi ir tu kvieti žmonės ateiti pas tave. Aš dėkoju tau viešpatie, šlovinu tavo vardą. Meldžiu, padėk viešpatie mums būti tos geros žinios nešėjais, neteisėjais, ne kaltintojais, bet geros žinios, Evangelijos nešėjais žmonėms. Ir viešpatie, dabar mes artinamės prie tavo stalo, prisimindami tavo kūną ir kraują. Viešpatie, aš meldžiu, kad mano širdis ir mano draugų širdis būtų laisvos, viešpatie. Apšviesk šventoji dvasia, parodyk mano gyvenimą, mano mintis, viešpatie. Tu žinai mano santykius su kitais žmonėmis. Viešpatie, tos, kurie galbūt pažemino arba įžeidė, aš atleidžiu, kaip tu man atleidai, viešpatie Jėzau. Aš priimu jos, Dieve. Viešpatie, prašau tavęs, viešpatie, padėk man atsiprašyti, susitaikyti, viešpatie Jėzau. Dieve, ačiū tau, Dieve, už tavo gerumą, už tavo malonę.
Kristau. Dėkuoju tau, viešpatie, už tavo bažnyčią. Dėkuoju tau už tavo kūną ir kūno narius, viešpatie, mano čia esančius. Dėkuoju tau. Aš meldžiu, kad mes būtumėm gyvi nariai. Iš tikrųjų, tavo bažnyčia, kuri gyva, kuri skelbia tave, viešpatie. Dėkuojam tau, Jėzau Kristau. Ačiū tau. Būk pašlovintas Dieve. Būk pagarbintas Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Viešpatie, laiminam šitą duoną ir vynuogių sultis, viešpatie, dėkojam tau. Laiminam, viešpatie, kiekvieną, kuris dalyvauja. Tai būna tai palaiminimas, tai būna tai, viešpatie, palaiminimas mūsų sielai, dvasiai ir kūnui, viešpatie. Ačiū tau, kuris nuplauni mūsų nuodėmes, kuris išgydai mūsų žaizdas. Ačiū tau už tavo kūną, kuris tikrai yra maistas. Tebūnie tau, viešpatie, visa šlovė. Tai vyksta tas stebuklas, kad tu padarysi mūsų vieną. Padarai mūsų vieną per save. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Thank
Viešpatie, dėkojam tau. Mes tikime, Viešpatie, kad išgydymas, kurį tu pažadėjai savo žmonėms, jis vyksta, Dieve. Ir aš meldžiu, Dieve, už mano sesę, kuri susilaikė dėl tam tikrų priežasčių. Aš meldžiu, kad jos gyvenime įvyktų tavo malonė, suveiktų, Viešpatie. Aš meldžiu, palaimink ją, jos santykių su kaimynais, Dieve, kad Viešpatie susitvarkytų, kad negalėtų paliudyti tavo gerumą, tavo pergalę, Viešpatie. Ir jos širdyje taip pat, Dieve, ir kaimynų gyvenime taip pat. Tebūnie tau, Viešpatie, visa šlovė. Ir kiekvieną iš mūsų palaimink, Dieve, taip pat, Viešpatie, tu žinai, mes meldžiame ir prašome. Ir norime, Viešpatie, pagarbinti tave viskuo, ką mes turime. Viešpatie, tebūnie tau visa šlovė. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Deimantė, čia. Krikšto liudijimas. Jisai tikriausiai reikės Turi sakė pašlovinti visko Dievą, tai vienas iš tų visko yra mūsų aukojimai, yra mūsų 10 aukos bažnyčiai pintas krepšelis ir geltonas krepšelis yra aukos Ukrainai. Ir kadangi mes praleidom praeitą sekmadienį, kada visi meldėsi už studentus ir moksleivius, dėstytojus ir mokytojus, tai norisi šiandieną prie maldos prijungti ir mūsų besimokančius, bemokančius. Ir iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėtume, gyvenimas jisai reikalauja stiprybės. Ir iš kur mes semsime stiprybės? Nes mūsų pačių jėga, jinai labai greitai išsenka ir jos neužtenka. Bet laiške Efeziečiams, ten yra parašyta laiškas Efeziečiams, 6 skyrius. Šiaip, aišku, būtų galim skaityti visą ištrauką ten, kur rašoma apie Dievo ginkluotę, bet aš iš tos nuo 10 iki 18 ištraukos tiesiog kai kurias eilutės perskaitysiu. Taigi laiškas Efeziečiams, 6 skyrius, nuo 10 iki 18, bet tik kai kurias eilutės. Taigi, pagaliau mano broliai ir sesės, būkite stiprus Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad piktą dieną galėtumėte pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Pasimkite ir išgelbėjimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, visada melsdamiesi dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymais. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius. Grįšiu dar prie pirmos, būkite stiprus Viešpatyje ir jo galybės jėga. Taigi mes esam būti pašaukti romus, jeigu žinom tokį žodį ar ne, bet jokių būdų nesilpnais. Ir kažkas pasakė, kad romumą iš tikrųjų galime apibūdinti geriausiai kaip kontroliuojama stiprybė. Nes kada žiūrim į Jėzų, ar ne, jis tikrai buvo stiprus, bet jisai buvo romus ir nuolankus. Tas pats Mozė irgi kaip vadinamas, vienas nuolankiausių tarnų jo, bet tikrai jisai nebuvo silpnas. Jeigu netgi žiūrėtume Esterą, ar ne, irgi buvo momentas, kada jinai tvirtai stovėjo, bet tuo pačiu nuolankiai. Jinai sakė, jeigu reikia mirti, eisiu, mirsiu, ar ne. Bet ta stiprybė, jinai atėjo ne iš savęs. Ir todėl mes, kuo toliau gyvenam šitam pasaulyje, ar ne, mes suprantam, kad pasaulis be Dievo gyvena, mes stengiamės gyventi su Dievu ir iškart yra konfliktas.
Ir todėl mums reikia daug daugiau stiprybės. Ir nei tai, ką mes turime savyje. Ir čia tai yra gera žinia, ką mes šiandien ir girdėjom, ar ne? Mes nesam vieni. Netgi jeigu pažiūrėtume mokykloje, darbe, namuose, santykiai, visur reikalinga Dievo jėga. Ne savo jėgomis labai greitai viską galim pakenkti ir sužlugdyti. Ir Dievas žino, kad mes nesam stiprus ir todėl Jisai duoda tos jėgos, nes Dievas yra visagalis ir Jisai davė visą tą ginkluotę, kad mes priimtume ir naudotume. Nes jeigu prisimintume, netgi Dovydas, būdamas dar piemeniu, Jisai išmoko, nes psalmes, kai skaitai, jis nuolatos ką sako, Dievas yra mano stiprybė, Dievas yra mano jėga. Ir Dievas Jis yra paruošęs planą kiekvienam iš mūsų. Aišku, velnias irgi turi planą, ar ne? Jeigu Dievo planas yra gerovai, tai velnio planas yra sunaikinti tave. Nes kai tu patikėjai Dievu, tu buvai ištrauktas iš vergijos, ką mes šiandien ir girdėjom. Ir automatiškai tu tampai velnio jau taikiniu, nes tu kažkada buvai jo vergijo, o dabar esi taikinys. Bet Dievas suteikė mums ginkluotę, todėl naudokime ją ir būkime stiprus. Ir kadangi čia yra atstovai, tai kad jūs mokykloje išgyvenimo rinkinys. Aišku, mes ir melsimės, ar ne? Kad nerimo nebūtų jumise, kad Dievas duotų jums stiprybės ir baimės atlaikyti bet kokį nerimą, bet kokią baimę, kad vaikai augtų panašus į Jėzų. Ir iš tikrųjų, ar charakteris, nes mes augam išminti, bet taip pat yra emocinė ir fizinė sveikata, kad Dievas duotų drąsos ir stiprybės, nes aš manau ir mokykloje, ir kasdien mes susidurėm su iššūkiais, ar ne, ir kad poilsis irgi būtų, nes tai yra reikalinga kiekvienam, nesvarbu kokio amžiaus esi, ar ne, ar mokaisi, ar dirbi, bet poilsis yra reikalinga. Šabas ne veltui yra duotas žmonėms. Ir galiausiai šabas irgi tai yra tai, kad tu mokaisi pasitikėti Dievu. Kai tu atidedi vieną dieną, pasitikėdamas Dievu, todėl bet kur ir bet kada pasitikėkim Dievu. Bet galbūt dar yra kažkokių kitų poreikių, be to, kad mes melsimės už moksleivius, studentus, dėstytojus ir mokytojus, ar ne? Girdėjau, kad ir mina, ar ne, su sveikata, bet galbūt dar kažkas yra, už ką galim pasimelsti. O gal kažkas nori padėkoti, nors mes jau ten girdėjom nuo pat pradžių, kažkas triško vos įėjęs, iš tikrųjų gera tai matyti. Aišku, mums kurti nieko nereikia, bet jeigu jums reikalinga asmeninė malda, jūs tada galite pakelti ranką, ar ne, ir pastorius ar kiti tarnautojai prieis. Gerai, kas dar nepavargo, galime atsistoti. Dėkuoju tau, Viešpatie, kad šiandieną mes galime ateiti tavo akivaizdoje, Viešpatie, kad iš tikrųjų tu duodi jėgų ir tu esi mūsų stiprybė, nes jeigu tu Jėzus esi mūsų gyvenimuose, tai yra visa, kas mums yra šiandieną reikalinga, Viešpatie. Ir šiandieną mes meldžiame už moksleivius, už studentus, Viešpatie, už tuos, kurie yra čia, už tuos, kurie galbūt stebi nuotoliniu būdu, ar tiesiog kažkada kitą dieną pasižiūrės, Viešpatie, bet kad tavo ranka būtų, Viešpatie, ant Deimantės, ant Danielio, ant Emilijos, Viešpatie, ant Manto, Viešpatie, kad iš tikrųjų tu sustiprintumai, taip pat sustiprintumai, kas dirba mokyklose, ir Deimantė, ir Mina, ir Renatė, Viešpatie, kad jų situacijose, Viešpatie, tu būtumai jų išmintis, tu būtumai jų šviesa ir stiprybė, Viešpatie, iš tikrųjų eitumai į priekį jų, suteiktumai drąsos ir jėgų išstovėti prieš bet kokius iššūkius, ar tarp mokinių, ar tarp mokytojų, ar dėstytojų, Viešpatie, kad tu būtumai ta atrama ir ta stiprybė, kuri reikalinga praeiti šios mokslo metus, Viešpatie. Ir taip pat mes meldžiam už Irminos sveikatą, Viešpatie. Tu esi tas gydytojas, kuris iš tikrųjų viską atstatai, Viešpatie. Ne tik tai apgydai, bet iš tikrųjų atstatai, Viešpatie. Todėl mes prašome to pilno išgydymo ir Viešpatie, prisilies prie jos, Viešpatie, sustiprink ją, Dieve, būk jos jėga ir atrama, Viešpatie. Ir aš dėkoju tau už kiekvieną čia esantį, už kiekvieną stebintį, Viešpatie, nes kiekvienas tikrai turi savo poreikį, Viešpatie, ir tu matai tuos iššūkius, Dieve, sunkumus, problemas, Viešpatie, taip pat tu matai ir džiaugsmus, už ką mes šiandieną esam dėkingi, Dieve. Visą tai mes pavedam prie tavo kojų, Viešpatie, ir laukiam atsakymų iš tavęs, Viešpatie, kad tau išgydysi, kad ateis tau galbūt kažkoks finansinis aprūpimas, galbūt ateis atsakymas į šeimos situaciją, Viešpatie, bet visame tame, Dieve, per kiekvieną situaciją, Viešpatie, tu trauki mus artin prie savęs, Dieve, ir te būna tau gyrius, šlovė ir padėka Jėzaus Kristaus vardu, Dieve.
iki kitų susitikimų. Aišku, pas mus